Na dabar interviu su Tomu Gatuliu, jis laimėjo sidabrą. Labai džiaugiuosi savo rezultatą. Tuo pačiu žinau, kad Andrius paskelbė Lietuvos rekordą, tai aš toks lieku šešėlį, bet noriu pasidžiaugti ir už jį, nes jis turėtų šitoje vietoje būti, bet labai džiaugiuosi savo rezultatą. O mačiau, kad tikrai plaukimo takelį jautiesi užtikrintai laisvai, o kaip jautiesi čia nedažnai duodi interviu Lietuvoje? Nu, šnekant dabar lietuviškai, noriu pradėti šnekėti angliškai, bet niekad nesu taip pašnekėjęs, tai labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pašnekėti. Labai įdomu yra apie NCAA, tu tenai dalyvauji, plauki, kaip tenai plaukėsi, koks tenai yra palaikymas palyginus su Lietuva? Nu, nenoriu nuliūdinti Lietuvos sirgalių, bet Amerika yra 10 kartų aukščiau už mus lyginant palaikymą. Tai žiūrovai galėtų daugiau pasistengti ir parodyti mums. Ir stengiasi, man atrodo, ir labai sėkmingai. Žinau, kad tavo atsistatymui reikėtų įvairių dalykų, tai čia yra papildystas shop. Dalykai, kurie padės greičiau atsistatyti. O aš noriu dar paklausti, kaip tu jautiesi po rekordų? Tau spalio mėnuo Kalifornijoje daug rekordų lėmė. Kaip tu jautiesi tą laiką Kalifornijoje? Kodėl tie rekordai tenai biro? Kaip supras, kad... Spalio mėnesį tu plaukiai varžybose ir tu pasiekei 2 asmeninius savo rezultatus. Kas lėmė tai? Aš manyčiau, tai Amerikos treniravimas, Amerikos trenerių dėka, kurio aš išvažiavęs, labai daug dėmesio gaunu, labai moksliškai žiūriu į plaukimą dabar, išmokau iš jų. Turbūt tas lėmė 2 metai Amerikoje treniruojantis, rodo savo rezultatus. Ačiū, geriausių rezultatų ir aišku emocingų palydų. Tai buvo Domas Gatulis, laimėjęs 50 metrų krūtinę sidabrą, jis gerina karjeros rezultatą šioje distancijoje.